Gerai, susirask Jokūbą ir pažiūrėsim, kas vyksta po seanso. 1, 2, 3. Aš jį matau atsitūpusi. Jis atsitūpęs, o aplink jį aš matau tokiom, kaip būtų 3 apsaugos uždėtos skirtingų spalvų. Tokia, net sakyčiau, žalia, geltona ir kažkaip į tokį violetino eina. Netgi va taip aš galiu pasakyti, kad apjuosta vaivorykštės apsauga tokia, nes tos spalvos tokios pereinančios yra. Čia jo apsauga? Ar mamos? Ne, čia yra jo pasąmonės apsauga. Gal tai nėra per sąmonę apsauga, kur sąmoningai žmogus užsidėtų, bet tai yra jo pasąmoninė apsauga. Gerai, kaip atrodo eterinis kūnas? Aš neturiu prie ko prisikabinti. Tai gerai. Aš prisikabinti galiu prie emocinio kūno. Ok, kas jam yra? Labai plonas emocinio kūno tinklelis toksai. Palauk, pažiūrėsiu, per kur čia. Taip, žiūrėk, dabar taip matau, aš jo kaip eterinis kūnas ir yra jo mentalinis kūnas, toksai irgi eina kaip areolė, tokio kaip apibrėžimas. Jisai yra stipresnis ir ant viršaus, tokio kaip paklodytė, eina tinklinis emocinis kūnas. Ir nuo emocinio kūno tinklelio yra tokia labai labai plonytis laidas, kuris eina į kažkokį tai energetinį rutulį. Va tokį aš matau, tas rutulys nėra jo. Tai yra kaip, pirmą kartą aš tokį matau, tai yra kaip programinis energetinis rutulys, aš jį matau iš programos sudėti. Tai nėra blegų, tai yra kitokios rūšies. Ir iš tenais eina tokia tuo laidu, eina nusiurbimo programa, va tokia, kaip sakyčiau, laidininkas traukiantis emocinio kūno energiją. Man taip eina, kad jinai ištraukia tą stiprybę kažkokią tai. Jautrumas man ateina, aš nežinau, kaip jisai fiziniam lygmenyje, ar jau perėjo to rutulio programa, bet jaučiu sujautrinimą, susijautrinimą. Žodžiu, aš galiu. Čia problemų tokių pas jį ir nėra realiai. Jis įnikęs vis dar į filmukus ir žaidimus. Tai čia įprotis. Paskutiniu metu labai dažnai viską nors užsigauna, susitrenkia, nukrenta nuo kėdės, siūsdamas su šuniu susipyksta. Kas čia, atakos ar šiaip nerangumas? Ne, nematau atakų tokių, aš kaip tik gal sakyčiau, tai yra tai yra pasąmonės darbeliai, aš nematau interferentų. Tai žinai, kaip būna sudrebinti, kad tokį bandysiu surasti palyginimą, kaip galėčiau paaiškinti. Bet tai yra taip, kad jeigu fiziniam lygmenyje mes kažkur susitrenkiam, užsigaunam, kažką padarom, bet prieš tai būnam kažką pagalvoję negero, pavyzdžiui, ar tokiu kaip mintis negera. Tai tam, kad atmušti tą mintį iš galvos, labiausiai veikia susitrenkimas fiziniam lygmenyje. Nes žiūrėk, jeigu susitrenki, pavyzdžiui, galvoji kažką negatyviaus ir
Staigiai, tuo išsigaruoja viskas. Nu taip. Ta mintis dingsta, jau tada susikoncentravęs esi į tą patį veiksmą, kas atsitiko, tai toksai kaip atpurtimas. Tai vat, ne visiems tas pats, nes kitiems būna, kad atakos, bet berniuko atveju aš nematau, kad tai būtų ataka, o daugiau atpurtimas minties, kuri yra ne jo negatyvi. Tai yra, kaip pasąmonė kovoja su matricos programomis. Pas matricos jungtis yra? Ne, matricos šlangos nematau, tik sakau, tas energetinis programinis rutulys mane kažkaip, čia mane patinka. Tas programinis rutulys gali būti ir per filmukus žaidimus. Taip, čia labai rezonuoja, ką tu sakai. Nu taip. Taip, gerai, toliau, kas čia pasidar yra? Po išvalymo kelis kartus buvo užėję galvos skausmai, net su ašarom skundės skauda. Pradėdavo skaudėti pamokų metu, per naktį išmiegodavo ir kitą dieną viskas gerai. Valymosi procesas, va čia tai tikrai. Labai džiaugiuosi, kad po truputį pradeda daugiau šnekėti su manim, pasipasakoja, dažniau apsikabina, nuošaliau vaikštant duoda ranką, bet viešumoje paleidžia paauglystę. Pradėjo lankyti karate, tik kad nuotolinis sportuoja namie, tai tinginys aplanko. Karate, aš nežinau, mes per seansą sakėm ar nesakėm, bet jam labai tinka karate. Nors neleidžiu jam tingėti, sakau, kad reikia pasportuoti. Mokyklai reikėjo sukurti eiliuotą pasveikinimą kalėdoms, tai sukūrė. Girdėjau, kaip skaitė klasiokams ir pats sakė, kad man kažkaip sekasi kurti eiles. Labai džiaugiuosi juo. Po to buvo pareiškęs norą lankyti lietuvių kalbos būrelį. Nu va, vis tiek yra kažkokie pokyčiai. Šiaip, jeigu ką, seansas buvo rugsėjo mėnesį, 13. Labai greitai. Šiandien jo beveik yra kiek, 3 mėnesiai praėjo, ne? Nu, tai čia juokas. Čia labai greiti rezultatai. Ir plius žiūrint, kad pas jį nėra jokių parazitų, tai, technikinio aš nedaryčiau. Šiaip aš galiu pasakyti, jeigu mama, mes darėm tą prieš tai technikinį ir mama atsakė, kad burbuliukus mėto, kad irgi padeda jam pasąmoniškai dirbti su savimi, tai tikrai mamos įtaka yra čia. Yra. Neaišku, kaip būtų, jeigu mama būtų neišsivaliusi arba mama nedirbtų. Tai būtų kitokia situacija. Būtent. Klausia, ar turi Nijolė akinius. Mes mamai pamiršom pažiūrėti irgi, ar turi jie? Ne, aš mačiau, kad mama pasidarė pasidėjusi. Pas berniuką irgi matau, kad yra. Tik tai nereiškia, kad, taip aš pasakysiu, jeigu seanso metu mes nepaminim, kad akiniai yra padėti, tai dar nereiškia, kad jų nėra, nes kai mes duodam antivirusinės su programomis, viskas, ką mes turime, tai yra tame burbuliuke. Ir kai aš sakau, kad eterinis kūnas panaudoja tai, kas jam reikalinga, tai automatiškai, jeigu jam reikalinga, jisai tuos akinius panaudoja. Taip, būtent. Tai archyvai, pažiūrėk, ar jisai susisiekimą turi? Taip, turi susisiekimą. Dar nelabai juo naudojasi, dėl to, kad archyvai atsirakina, kaip ir sakiau, per trigerius fizinė lygmenyje, kadangi dar berniukas yra nedidelio amžiaus, nedidelio, kaip čia nelietuviškai net, jauno amžiaus, tai dar jam visas atsirakinimas yra prieš akis, bet jeigu jisai jau tokio amžiaus rimuoja eilėraščius, tai čia yra pavyzdys, kaip jisai naudojasi archyvais, nes aš ir dabar dar rimuoti nemoku. Tai čia man ir gal reikėtų tokių didelių pastangų, ir jeigu susirimuoja, tai gal logikos nelabai yra. Supratau, žodžiu taip, nieko irgi nėra. Tiek mamai, tiek jam nieko nėra. Tas energetinis rutulys man nepatinka, daugiau man viskas patinka. Gerai, tas energetinis kamuolys ateinantis per aplinką 100%. Dabar taip, jisai duoda leidimą tam burbului
programuoti jį, tai čia yra grinai ateinantis gali būti iš aplinkos, yra mokykla, draugai, ką girdi, ką mato, ką valgo ir irgi labai veikia per kompą, nes ekranuose yra per ekranus skleidžiamas tam tikras dažnis, kuris manipuliuoja nervų sistemą. Netgi gali žiūrėti kažkokią tai fainę komediją, o background'e yra visada kažkokia užslėpta informacija. Tai vat. Tai vat ir tas vat energetinis rutulys yra nukreiptas į emocinį kūną. Ne į mentalinį kūną, o į emocinį, vat, nes mes žinom, kad viskas prasideda nuo emocijų. Tai vat ir vaikui ypatingai tai eina per emocinį kūną, per jausmus. Supratau. Nu gerai, galima jam dar perduoti antivirusinių. Vis tiek mes prisirinkom per 3 mėnesius daug antivirusinių. Galim duoti jam informaciją. Aš matau, kad ir pas jį yra širdelė antra. Tai gal čia mama jam įdėjo, nežinau. Nu kaip ne jinai įdėjo, bet gal jinai davė informaciją berniukui. Bet širdelė yra. Jisai susikuria savo reikalingas programas, antivirusinės, aktyvuoja, paleidžia. Nukirta ryšį nuo šito, nuo tos programos, matau. Gerai. Kas čia dar yra? Nežinau net ką daryti, nes realiai... Tai aš pasakysiu tada. Emocinis kūnas ir viskas, aš daugiau nematau irgi. Aha, tai aš viską patikrinsiu, vat perėsiu ir pasakysiu, gerai, jeigu tu nieko prieš. Gerai. Tai vat ir žiūriu, kad jisai kaip pasileido antivirusinę, tai aš matau, kad yra tokių kaip ir nuolaužėlių likusių, tokių nereikšmingų, bet jos vis tiek tokia kaip aktyvacija atliekančios, tai jisai persikošia kraują, skysčius ir visą eterinį kūną. Nes per emocinį kūną matau ir ateinančios yra tos programytės. Išmeta į portalą, aš jam duodu informacinį burbuliuką, kad jisai atsigeneruotų savo emocinį kūną. Tas burbulas neįtakoja labirintojo? Įtakoja daugiau, o per emocijas tada jau gali įtakoti ir labirintą, pavyzdžiui, susipykti, nu, vat, čia yra silpna vieta. Bet labirintas nematau, kad jisai būtų paveiktas, jisai va tiesiog tiesiogiai gali manipuliuoti juo. Nes matau, kad per apsaugas tiesiog neprieina patys tie instruktoriai. Gerai. Pinigų matrica matau irgi aktyvuota, su skaitmeninė, viskas yra padaryta. Jungtis nusikapoja, nors jau tokių kaip ir stiprių didelių nėra. Pasileidžia dronus. Taip. Astralas tvarkingas. Jeigu kad ir sapnuoja košmarus, tai nereiškia, kad astralas yra atviras. Tai reiškia, kad astralas yra visą laiką silpnoji vieta, kur gali mus pasiekti per tą vietą. Bet pas jį astralas yra tvarkingas, akiniai yra padėti, programos pajungtos. Jeigu žiūrėti eterinį kūną, man čia atrodo viskas tvarkinga ir gerai. Nematau prie ko galėčiau prikipti. Tai gerai, o tas burbulas? Atsijungia, jis yra tiesiog pat erdvėje, eteryje, tokių burbulų daug. Žinau, dabar taip, kadangi mama klausysis, jinai gali pati, perduoti burbuliuką jam, kad jisai visada atsijungtų nuo šitos programinio to burbulo. Taip. Nu, daugiau nežinau, ką čia padaryti. Nieko nėra. Man jau eterinis kūnas gražiai atrodo. Nei leidimų, nei kontraktų. Ką mums čia dabar daryti? Einam atostogauti. Nu ką, viskas. Viską mama gerai daro. Mama akinius turi, viskas sutvarkyta. Jokūbui irgi viskas šaunu. Viskas. Ate. Ate.